lygos lyderiai, turėjom nemažai darbų su jais, tai svarbu, kad pavyko išnaudoti savo progas pirmam kėliny. Aišku, Minė irgi sukūrė nemažai tų progų, bet šiandien ta Fortuna mums nusišypsojo labiau, mes sugebėjom išnaudoti savo momentą, o Kretingos Minė nepavyko, tai ir rezultatas yra mūsų naudai. Antroj pusėje situacija biški sunkesnė buvo, Minė labai užlipo ant mūsų, atakavo, teko daugiau gintis, bet šiais metais mažai prasileidžiam, tai gynyba veikia. Tai norėčiau gal dar padėkoti savo žaidėjams, labai kovojo šiandien, stengiasi, griuvo, tai energetika superinė buvo, tai džiaugiuosi už visą komandą. Jeigu trumpai, tai vaikinam pretenzijų neturi, žaidė gerą futbolą, turėjom tikrai daug momentų. Bobrungas, kaip pasakau, eilinį kartą įrodė, kad yra aštri komanda. Aišku, gaila, kad teisėjai nepamatė 100% pendelio. Ir yra toks kartėlis savotiškai, nesakau, lygių, manau, tikrai buvo verti. Tai visumoje čia nėra ką dairytis atgal, tiesiog žiūrėsim į priekį, laukia dar 4 rungtynės prieš pirmų ratą pabaigą. Aš manau, vaikinai bus piktesni ir toliau įrodinėsim, kad turim būti ten, kur esam.